Treneris, sudėtinga pergalė šiandieną tik po pratęsimo ir 3 taškais. Koks būtų pagrindinis jūsų komentaras apie šias rungtynes? Tikrai ilgai laukta pergalė, išvargta pergalė po pratęsimo. Labai didelis fizinis krūvis atiteko mūsų pagrindiniam žaidėjam, praktiškai traukė pratęsimą be keitimų. Šaunuolės mergaitės, tikrai didžiuojasi jomis. Kokios buvo pagrindinės klaidos, kurios neleido išlaikyti dviženklio pranašumą šiose rungtynėse, nes turėjot 2 kartus jį? Varžovių tritaškių metimai. Tritaškių metimai, ypač 23 numerio ten laisva visą laiką pataikydavo, pirma irgi pataikydavo. Praktiškai latvių žaidimas. Veržėsi, numeta laisvas tritaškis. Ir sakykime, gal tas toksai atsipalaidavimas gal per anksti, kad 10 taškelių ir paskui praleidžiam kelis tritaškius ir vėl rezultatas lygus. Kokiais dalykais buvot patenkinta šiose rungtynėse, kas galbūt nustebino, pradžiugino ir kas nuvylė labiausiai ir esat kuo nepatenkintas? Pradžioje tikrai su gera energija pradėjome, geras puolimas buvo, daug taškų įmestų. Gynyboje, kaip ir sakiau, ten atsirado skirtumai, tada praleisdavom tų tritaškių tokių. Bet šiaip tikrai šiandien bent jau pirmoji pusė puolimas buvo super. O kova buvo iki paskutinės sekundės, ta prasme atidavė tikrai visas jėgas, patenkintas komandos žaidimu. Urtė, šiandieną buvai viena iš komandos lyderių, tai tavo nuomonė, kokios buvo pagrindinės priežastys, kurios leido jums iškovoti šią pergalę ir pratęsime po labai sunkios kovos? Manau, kad atkovoti kamuoliai ir nepasidavėm tą sunkiausią minutę, kai jau išlygino rezultatą. Tai manau tiesiog komandiškumas ir viskas. Kokie buvo pagrindiniai aspektai prieš šias rungtynes ir ką pavyko išpildyti ir ko ne? Tai kaip ir daugiausiai taškų sumetė 23 žaidėja Baranovska, tai ją uždengti, bet matom, kad nelabai pavyko. Tai džiaugiuosi tiesiog, kad išėjo išsigelbėti.